Na tai sveiki visi. Šiandien servise 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse turim labai gražų ir dailų, pilkos, gražios spalvos Jeep Grand Cherokee automobilį. Kaip jau turbūt matosi, variklis yra V857 Hemi, pakankamai galingas, netoli 300 kW variklis, pakankamai dinamiškas tiek mieste, tiek už miesto, orinė pakaba, gera komplektacija, tikrai labai smagus automobilis. Iš tikrųjų, ką tik tai grįžom jį išmėginę tiek mieste, tiek truputėlį už miesto. Klientas atvyko pas mus net iš Plungės. Iš visos Lietuvos iš tikrųjų atvažiuoja klientai, atvažiuoja be abejonės todėl, kad nori susimontuoti Landirenzo sistemą ir nori tų darbų atliktų kokybiškai, tvarkingai, estetiškai, švariai, gražiai, tinkamai sukalibruoti ir panašiai. Tai tikrai galim patvirtinti, automobilis važiuoja puikiai, labai dinamiškai, labai maloniai, tiek greičių dėžė elgiasi identiškai lygiai taip pat kaip benzinų važiuojant dujomis, tiek pati dinamika automobilio, na bent jau mes kiek ją vairuojam, tai nepastebėm, kad jinai kažkokia tai būtų kitokia, ar ne? Na ir dabar trumpai pabandysiu papasakoti apie tai, ką mes servise 007 šiam automobiliui sumontavom. Tai yra Landirenzo Omegas valdymo blokas, 8 cilindrų pats geriausias sisteminis blokas, kurį iš principo galim siūlyti MPI varikliam. Landirenzo tikrai puiku, geras variantas dėl savo be abejonės visų funkcijų, visų turimų priemonių ir galimybių. Būtent jo dėka ir galim tuos turėti ir visus teisingus kuro mišinius ir maksimaliai gerą trauką, dinamiką, kuro sąnaudas ir panašiai. Dujinius purkštukus turim sumontavę Landirenzo AEB AI+, po 4 kiekvienoje pusėje variklio. Ratu esame sujungę viską į bendrą ratą, kadangi turim 2 reduktorius sumontuotus posparnėje vairuotojo pusėje. Kai orinė pakaba tenka lysti reduktorius montuoti vairuotojo pusėje, kai nėra orinės pakabos, galima montuoti ir keleivio pusėje, dažniau be abejonės keleivio pusėje montuojam, bet čia vėlgi neapkraunam tais reduktoriais kažkokių viršutinės dalies variklio skyriaus, nes paskui ir dangtis netelpa ir kitus darbus sunku prieiti, tai posparnė yra vieta, kur jie ten yra ir suguldomi. Tai yra sumontuojami 2 Landirenzo LI10 Turbo Versailles patys galingiausi dujų reduktoriai, vienas iš principo pagal teoriją 200 kW, realybėj ir daugiau geba aptarnauti, bet be abejonės su vienu reduktoriu čia be jokių iliuzijų, kad šitas automobilis važiuos pilnam sūkių diapazone sveiku, kokybišku ir geru kuro mišiniu. Dujinius filtrus taipogi turime 2, montuojame naujo tipo Landirenzo dujinės fazės filtrus su specialia kolba, kur būtų surenkamos dervos, apnašos. Tokia filtro konstrukcija nėra kažkoks stebuklas ir išmislas, tiesiog juos dabar montuojame prie kiekvieno naujai atliekamo montavimo dėl to, kad dujos ir jų kokybė pastaruoju metu mūsų degalinėse yra itin prasta, taip kad esam priversti imtis kažkokių sprendimų, kiek įmanoma apsaugo dujinius purkštukus nuo nešvarumų. Atskirai nuo dujų reduktorių yra sumontuojamas OMB BFC skystos fazės filtras, padidinto pralaidumo dujų vožtuvas. Tai jeigu, sakykime taip, 4-6 cilindram pagal serviso aptarnavimo knygą skystos fazės filtras bei vožtuvas yra valomas kas antrą aptarnavimą, tai yra kas 30 000, tai 8 cilindram su 2 reduktoriais rekomenduojam skystą fazę keisti kiekvieno aptarnavimo metu, nes kadangi natūralu, kad per šitą filtriuką praeina 100 km mieste turbūt netoli 25 litrų dujų, tai tikrai yra pakankamai daug. Na, visi darbai atlikti pagal gamintojo standartus, reikalavimus, yra panaudotos kokybiškos žarnos, spiruoklinės sąvaržos, visos jungtis, metaliniai trišakiai, jokių plastikų, nieko, kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais, dujinės įrangos laidai yra sugrupuoti, įvilkti apsauginės gofras. Visa tai yra daroma taip, kad tai kiek įmanoma būtų artimiau tam variklio skyriaus originaliam vaizdui, originaliam laidynui. Stengiamės, kad viskas būtų kiek įmanoma geriau prieinama, kiek suvokiama, kaip sakyti, ir kad kiek įmanoma mažiau trukdytų ir kitiem variklio einamiem ir aptarnavimo darbam. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuko vietą mes renkamės visada po to, kai pasitarėm su klientu, tai šiuo atveju mes esam sumontavę ją štai šitoje vietoje, aš pridėsiu nuotrauką, bus galima pasižiūrėti, kaip jis atrodo gyvai. Labai iš tikrųjų patogi vieta, neerzina, neakina, neblaško ir visą laiką neblogai matosi. Pildymas dujų padaromas prie benzino užpilimo vietos, čia iš karto telpa pilnas pildymas, vadinasi mes jungiam pistoletą, iš karto be jokių problemų. Dangtelis yra, jį naudojam, nors benzino, kaip matot, užpilimo dangtelis neturi, galima nedėti ir dujinio, jeigu labai erzina užsukimas.
bet iš principo jisai čia telpa, gražiai užsidaro. Dujų balionas čia telpa 80 litrų, Bormech, gero gamintojo balionas, gražiai, puikiai, tiesa čia tų daiktadėžių šalia, kur būna klientas neturi, bet jeigu ateityje nuspręstų jas susidėti, jos su ta mintim balionas sumontuotas taip, kad jos čia tilptų ir be problemų įsidėtų. Tai va, 80 litrų balionas, gražiai ir lygiai viskas užsidaro. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landrenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jeigu yra klausimų, pageidavimų, norų ar dar kažko, kreipkitės, bandysim padėti. Ačiū.